Sveiki, mėlyjeji, čia Laurūnas, noriu su jumis pasidalinti savo nuostabą apie šitą glautuvą Nakamichi L3. Ką norėjau jums pasakyti? Puikus grotuvas, dizainas, neblogas atrodantis. Bet kas svarbiausia noriu pasakyti, aš jį nupirkau praktiškai iš šiukšlyno, paimtas jisai, nupjauti laitai buvo tenais, jisai turėjo kai kurių tų trūkumų, buvo pagrindinės motorą reikėjo keisti, ten tokio apšvietimo ten trūko, o taip tai pati, sakykime, tenais techninė ta buvo viskas tvarkoja ir aš čia nei kažkokių didelių derinimų nesiliečiau niekur praktiškai. Jisai kaip buvo pagamintas gamykloje, taip ir aš jį palikau. Ką aš jums noriu pasakyti, aš turėjau anksčiau tą Nakamichi L3, bet nebuvau taip įsigilinęs į jį tenais. Taip. O šitą dabar aš pagavau ir pabandžiau ant pirmo tipo tenais įrašyti įrašą ir aš esu apakęs, kaip jisai gerai rašo, kaip groja gerai, tiesiog nuostabus grotuvas. Praktiškai iš Nakamichi linijos čia yra jau žemesnės klasės, galim sakyti taip, ir jie yra rinkoje tikrai nebrangus, jisai yra dviejų galvučių tik tais. Viena universali galvutė, nebeištariu, įrašanti ir antrą galvutę trinanti. Į ką jūs manot? Įsirašęs paklausiau, nu tiesiog, aš turiu patirties, aš esu pats audiofilas, domiuosi garsu ir tiesiog esu nustebęs, kaip gerai jisai įrašo ir kaip groja. Akai 95 neprilygsta jam. Pionierius 1000, neprilygsta. Aiva 09, neprilygsta. Sony. Aš dabar neatsimenu, kokius ten turėjau, tų Sony, tus kasetinius. Ne. Čia tiesiog nuostabiai grojantis. Kas pastebėjau, kad kitų kasetinių įrašus jisai atkuria nelabai gerai. Savo tik tai įrašytą tą kasetę įsirašytai ant jo ir klausant, tai ten kažkas nuostabaus yra. Tikrai. Kaip sakant, geras, pigus, labai geras. Kasetinis grotuvas, malonu klausytis, malonu jį turėti, tikrai. Tai va, ką aš norėjau su jumis pasidaryti ir jums parekomenduoti, kai kas ieškot kasetinio grotuvo, tai va, pirkit tokį LS3 ar LS5. LS5 turi 3 galvutės, išorė ta pati, ten visas tas pats, jis turi tik 3 galvutės. Ten galit įrašant klausytis, kaip sakant. O šitas yra 2 galvučių, bet va. Tai va, norėjau pasidalinti su jumis, kad jūs nieko ilgai negalvotumėt ir nusipirktumėt va tokį aparačiuką ir būtumėt laimingi, ir klausytumėt muziką, įsirašytumėt. Ir ką, jums sakau, ate, čia buvo Laurūnas.